Neblogą Audi A5 2019 metų. 102 000 beveik mylių rida. Balandžio 23 bus aukcionas. Numatoma kaina apie 14–16 tūkstančių dolerių. Kažkas tai tokio lygyje. Premium plus komplektacija, S-Line apdaila. Tai pasižiūrim, matot, baltas spalvykė. Kiek matau, bamperį šiek tiek nuo akmenukų yra pabraižytas. Labai nedaug. Čia vat yra šiek tiek ant kapoto, šiek tiek nuo akmenukų. Nu, bet mašina važiuoja, nestovi. Ratukai tvarkingi, nėra daug apibraižyta. Toliau iš durų pusės iš šono matau, kad čia viskas irgi tvarkingai. Panorama irgi sveika. Šitoje pusėje labai švarus automobilis, iš tikrųjų labai mažai kosmetinių pabraižymų. Quattro, kaip minėjau, 2 litrai. Čia diskas šiek tiek pabraižytas. Šitą pusę irgi kiek eina prieiti, pasižiūrėti. Atrodo, viskas yra tvarkinga. Labai neblogas automobilis. Labai gražų mačiau saloną turi. Taip, rudas toks gražus saloniukas, geras rekarinės sėdynės. Bang & Olufsen gera garso aparatūra. Viskas išvalyta, ženkliukai visur pridėta po kilimėliais plastikas. Šaldomas sėdynės. Varikliukas dirba gražiai, jokių klaidų nemeta. Viskas labai tvarkingai. Čia viduje daugiau nematau, kad būtų kažko, tai nėra prie ko prisikabinti. Juodos lubos, liukas. Vairiukas geras toksai. 4 durų automobilis. Galas tai iš vis tvarkingas, niekas atrodo nėra buvęs daug sėdėjęs čia. Tai va, jeigu kas sudomina, jeigu kas ieškot, prašau kreiptis ir padėsim su nupirkimu ir parvežimu.